Čia portalo Bernardinai LT pokalbis su Šventosios šeimos kongregacijos vienuole, seserimi Faustina Elena Andriulyte apie piligriminės keliones. Seserį Faustiną kalbina portalo žurnalistas Vytautas Markevičius. Sese Faustina, kada jums kilo mintis leistis į piligriminius žygius ir kokie buvo tie pirmieji išgyvenimai? Pati pradžia vyko tuo met, kai aš pradėjau draugauti su Šventosios šeimos seserimis ir jos tuo metu rengdavo kiekvienais metais jaunimui 100 km žygį. Ir tame žygyje tikrai buvo labai graži patirtis, ten eiti turbūt apie 20 km per dieną reikėdavo ir būdavo įvairios veiklos, be žygiavimo ir ruošdavom programą, pristatydavom tų kaimelių, miestelių žmonėms, kuriuos aplankydavom po šventų mišių. Na ir tokia tikrai būdavo graži bendrystės ir maldos kelyje patirtis. Tai pirmoji mano patirtis buvo su sesėm, dar kai net nebuvau sesuo, bet jau ieškojau savo pašaukimo ir pačioj pašaukimo pradžioje. Daugiai buvau girdėjusi apie tai, kad žmonės eina į Santiago de Compostela, kad jie ten atranda daug dalykų beeidami kelyje, kad ta piligrimystė tokia keičianti gyvenimus. 2018 metais pasiūliau savo tėveliui eiti kartu pirmą kartą. Norėjosi su juo tokio ypatingo laiko drauge dviese. Ir kadangi jam patinka vaikščioti ir man patinka vaikščioti, abudu labai džiaugiamės buvimu gamtoje, tai atradom tą būdą, tokį atostogų kelionės, o kartu tikrai nepaprastos kelionės, o piligrimystės, kurioj tu eini su labai konkrečiu tikslu, su malda. Pirmoji mūsų ta piligrimystė buvo portugališko kelio, Švento Jokūbo keliais, gabalas nuo Porto iki Santiago. Ir tuomet, kai paragavom tos piligrimystės ir jos skonio, tai kažkaip buvo labai natūralu, kad kitais metais irgi eisim. Tų 2018 metų praktiškai kasmet ir keliaujam kur nors taip. Sese, o kas jūs labiausia motyvuoja leistis į piligriminės keliones? Ar tai dvasinis poreikis, ar istorinis susidomėjimas, ar kokios kitos priežastis? Kelyje yra visko, bet manau, kad tas dvasinis pamatas yra pats stipriausias. Kelyje yra visiškai kita laiko tėkmė. Tu išeini į kelią ir tu turi visą dieną maldai, bendrystei, buvimui. Ir tai nėra toks šiaip bastymasis bet kur, kažkur nusigauni į pasaulio kraštą, bet tu žinai, kur tu eini ir yra ta tavo dvasinė intencija labai stipri kažkokia ir ji tave veda į priekį. Manau, kad tai yra tam tikra motyvacija, tai nėra sportas. Sakyti, kad aš nuėjau ten tiek kilometrų ir dabar įveikiau save ir įveikiau kelią ir padariau ten taip ir taip. Ne apie tai yra piligrimystė, jos truputės kitokie motyvai. Jūsų nenuilstantis bendrakeleivis yra jūsų tėvelis, apie kurį jūs labai gražiai kalbate, daug esate parašiusi. Ką jam reiškia šios kelionės kartu su jumis? Na, turbūt reiktų jam pačiam užduoti tą klausimą, ką jam reiškia šios kelionės, bet aš tik pasakysiu porą aplinkybių, kurios gali parodyti jo žvilgsnį. Mano tėvelis yra baisus namisėda. Jam labai svarbu namai, jis yra sėslus žmogus ir jeigu būtų jo valia, jis visą laiką praleistų namuose ir visų galimų kelionių išvengtų. Tai dažniausiai neišvengia, nes mamytė yra tokia labai uoli keliautoja, mielai jį ištempia, bet jeigu jis galėtų rinktis, tai jisai tikrai leistų laiką namuose. Ir kai mes išeinam į kelią, tai aš matau, kaip jis tų namų ilgisi, kaip jis, stengiasi palaikyti ryšį su namiškiais, kaip jam rūpi, kur kokia gėlė pražydo, kaip ten tas pomidoras šiltnamy auga, kaip šuniukai gyvena. Jam visą tai labai rūpi ir jis tikrai laukia ir kelionės pabaigos. Bet kai mes baigiam kelionę, tai kažkaip nėra klausimo, kad mes kitais metais galėtumėm neiti. Ir jeigu tik tai sveikata leidžia, nes mano tėvelis dar mėgsta visokių traumų pasidaryti besidarbuodamas kaime. Ir kiekvienais metais būna tas klausimas, ar mes išeisim, ar sugis tas petis, ar tas meniskas leis ir taip toliau. Bet jeigu tik tai leidžia, tai jis labai mielai leidžiasi į žygį ir jam yra svarbu kiekvienais metais eiti. Reikėtų jo paties paklausti, kas jį veda ir motyvuoja, bet aš matau, kad jam tai yra gera ir kad jis taip pat laukia žygių
kaip ir aš. Mes norėjom kartu pakalbinti su jumis, jūsų tėvelį, bet kaip sakot, jis ilgės su darbu ir jis dabar labai užsiėmęs. Taip, čiupo. Vyto, tai noriu peršaut, sakau, dabar aš sėdžiu pavėsinėje kaime, Jakšiuose, mano tėviškiai. Tai mano tėvelis, mačiau, kad ką tik užsikūrė dūminę ir jau nubėgo į savo avilius. Kaip jūs, sese, pasirenkate piligrimistės kelionės kryptį? Ar tai susijęs su konkrečiu šventuoju vieta ar kokiu nors kitų iššūkių? Kadangi pradėjom nuo Švento Jokūbo kelio, tai mes labai nuo jo ir nenutolom. Vienais metais esam keliavę Liebaniego, tai yra Šventojo kryžiaus kelią Ispanijoje iki Liebanos vienuolyno, kur yra saugoma didžiausia pasaulyje Švento kryžiaus relikvija. Tai čia mano žurnalo kelionė kolegė Jūratė Micevičiūtė parašė net knygą apie piligrimystę tais Liebanos keliais ir kadangi teko dalyvauti tos knygos leidime, tai kažkaip tikrai labai norėjosi aplankyti ir nukeliauti ir tai turbūt vienas iš gražiausių piligriminių kelių gamtinė prasme per Europos viršūnių kalnus, nuostabus vaizdai ir kartu tikrai nelabai ilgas kelias. Tai buvo tokia labai graži patirtis keliauti ten, o visi kiti keliai yra susiję su Šventuoju Jokūbu ir Švento Jokūbo keliu. Nes mes po tos kelionės į portugališkų kelių, mes paskui ėjom dar Jokūbo keliu Lietuvoje, kuris yra irgi labai gražiai, puikiai išvystytas. Ėjom nuo Kauno iki Lazdijų ir paskui tėvelis jau vieną savaitgaliais nuėjo nuo Žagarės iki Kauno, kad būtų pereita visa Lietuva. Ir tada sakom, ką jau Lietuvoje nelabai yra kur eiti, reikia eiti toliau. Ta nepaminėjau apie tai, kad aš Lenkijai skolinga 2 etapus ir nenuėjau jų visiškai. Tėvelis mano perėjo, o aš ne iki galo. Ir sugalvojom, tiksliau susvajojom, kad jeigu mes kiekvienais metais nueisim po 2 savaitės, skirsim po gabaliuką, tai per 10 metų mes pereitumėm Europą ir nueitumėm iki pat Švento Jokūbo kapo Santiago de Composteloje. Tai tokia iš tikrųjų svajonė, bet mes jau 3 metų keliaujam jos link ir Lenkiją perėjom. Tai tas 1000 kilometrų nukeliautas link Švento Jokūbo kapo. O kas žino, jeigu Dievas duot, gal keliausim ir toliau. Sese, o kaip piligriminės kelionės pakeitė jūsų požiūrį į tikėjimą, pasaulį, pagaliau gal ir į save pačią? Labai sunku atsakyti į šitą klausimą, nes labai dažnai nėra taip, kad tu eini kelyje ir staiga kažką suvoki, kas perkeičia tavo tikėjimą ar tavo gyvenimą. Manau, kad nėra radikalių pokyčių, galbūt galėčiau kalbėti apie tokius mažesnius dalykus, apie tokią tikrai tylos patirtį, apie tai, kaip tu atpažįsti Dievo veikimą per mažutėlius dalykus, per tokią apsaugą kelyje, per pasirūpinimą, per žmonių gerumą, kuriuos tu sutinki kelyje, kai tu ištrokšti ir atsiranda staiga vidury miško sodyba kažkokia, kur yra žmonių ir kur tau duoda vandens. Arba kai tu eini per dieną, visą dieną krapį ir tu sušlapai, bet jau atėjai iki miestelio, užėjai į parduotuvę ir staiga deda tokia liūtis, kur tu sakai, ačiū tau viešpatie, kad vis tiek apsaugojai nuo šitos, ar ne. Ir tokių labai labai daug smulkmenų, arba tiesiog eini kelyje ir tau jau sunku, jau mažai jėgų, jau pasidaro tikrai labai sudėtinga eiti, nes eini nemažai kilometrų ir tada prisiartina tėvelis ir sako, tai gal rožinį pasimelskim. Ir eini meldiesi tą rožinį ir jauti, kaip ta širdis atsigauna ir kojos kartu su ta širdim atsigauna ir kažkaip toliau neša į priekį. Tai yra maži kelio stebuklai, kurie tikrai įkvepia ir tą tikėjimą stiprina. Na ir Lenkijoje keliaujant, tai labai gražus pavyzdys toks, ko tikrai labai ilgiuosi ir Lietuvoje ko stinga, tai ta žmonių pamaldumas toks labai labai natūralus. Ir jeigu yra bažnyčioje žmonių, tai nesvarbu, ar yra pilna bažnyčia, ar yra 10 žmonių, bet vargonininkų nereikia. Jie visi gieda patys, visa bažnyčia skamba, žmonės atsakinėja garsiai, gieda garsiai, traukia iš širdies. Ta malda tokia neša, tai ko pasilgsi iš Lenkijos, tai tų močiučių giedojimo bažnyčiose, kai visa bažnyčia skamba ir aidi. Ir nesvarbu, kiek yra žmonių. Turėtumėt būti pavargus po tokios ilgos ir sudėtingos kelionės, kurią išbandė ir gamta, o esate puikiausios nuotaikos, besišypsanti, kur slypi tas jūsų gerumas, ta puikia nuotaika. Aš nežinau, matot, kažkaip
kelyje ta nuotaika taip lengvai nepradingsta ir buvo tikrai labai sunkių dienų, kai ėjom ir po 40 kilometrų ir kai kojos sakė, gal tu jau mūsų nebevargink ir reikėjo joms ypatingo rūpesčio, kai eini ir visą dieną lyja. Ir baisiausias išbandymas buvo turbūt tada, kai ėjom, tikrai buvo sunki diena, nes visą dieną lyja, viskas peršlapo, batai šlapi, visi drabužiai šlapi, visas kuprinės sunki nuo lietaus. Na, tikrai tokia sunki diena ir mes ateinam ir Google'as rodo nakvynės vietą, kad ji yra čia pat, reikia tik tai tiltą pereiti, elektrinės tiltą, kuris skiria upę ir ežerą ir kitoj pusėje jau mūsų nakvynės vietelė ir ateini ir staiga matom, kad tas tiltas yra vis su tvorom užtvertas, užrakintas ir uždarytas ir mes matom savo nakvynės vietą už 50 ar 100 metrų ir mes negalim ten pakliūti. Ir skambinam šeimininkai, sako, jūs atėjot ne iš tos pusės, dabar jums reiks eiti aplinkui. Ir tada žinai, kad dar plus 6 kilometrai. Ir tu ateini į tą nakvynės vietą, o ten yra kempingutis, kur šiaip viskas lyja, viskas šlapia, žodžiu, drėgna, drabužiai jokie neišdžius, tu žinai, kad kitą dieną vėl viskas bus šlapiai ir šaltai. Ir jau atrodo, kad po tokio ėjimo ir po tokių, tikrai labai nekomfortiškų sąlygų, tu jau sakytum, kad nuotaikos eit kaip ir nėra. Bet ne, tu prabundi ryte, žiūri, dar lyja, gerai, dar palaukiam truputį, dar palaukiam valandą, jau mažiau lyja, jau dabar galime eiti ir einam toliau į kelią. Ir kažkas yra, kas tave veda, įkvepia ir skatina, ir nesvarbu, kaip sunku būtum, vis tiek negalvoji, kad neisi, arba kad jau užtenka, ar kad jau daugiau nebeeisiu. Ir šita kelionė tikrai buvo labai sunki, nes aš pati kalta, iš tikrųjų, turėjau pasimokyti iš savo klaidų šitoj kelionėje, galvoju, tai ką čia tokie trumpi etapai, kokius duoda internete nurodytas planas, tai ten vieną dieną 20 km, kitą dieną 18, tai kažkaip, sujungsim vieną dieną, tai gerai, einam 38, ar ne, kitą dieną vėl kažką sujungiam vėl. Tai kai sėdė ant sofos, planuoji maršrutą ir junginėjai, tai netrodo labai sudėtinga, bet kai reikia nueiti paskui, tai paskui jau yra ką veikti. Tai fiziškai šitą kelionę tikrai buvo labai sunki, nes nuo ankstyvo ryto eini iki vėlyvos popietės, paskui greit nusiprausi, persirengi, eini į mišias, po mišių į parduotuvę ir eini miegoti ir vėl ryte anksti kelies. Tai buvo tikrai labai intensyvi, be tokių didesnių atvangos akimirkų. Bet jau tikrai turėčiau būti nusikalus ir mes sėdėm iš Frankfurto nuo Oderio traukiny ir pirmas darbas, kurį aš darau sėdint traukiny važiuojant namo, aš žiūriu, kaip toliau nuo Frankfurto eiti kitais metais ir kokį maršrutą galima rinktis ir kokie etapai ir kur nakvoti ir taip toliau. Tai kažkaip nėra net tokio, kad gal neisiu arba nesinori. Vis tiek kažkaip tas kelias traukia ir tas fizinis sunkumas, kuris yra, jis tikrai nėra esminis dalykas. Sese, o koks yra piligrimų kelionių vaidmuo šiandieninėme sparčiai besikeičiančiame pasaulyje? Ar jos vis dar aktualios? Jūs be abejo kelyje susitinkate ir pasikalbate su žmonėmis, kodėl, tarkim, jie keliauja ir ką tai reiškia kiekvienam žmogui leistis į piligriminę kelionę? Turbūt daugiau tų susitikimų ir pokalbių vyksta Ispanijoje, dabar jau Lietuvoje yra daugiau einančių. Lenkijoje Švento Jokūbo kelias nėra populiarus tarp piligrimų. Šiemet mes nesutikom nei vieno piligrimo be mūsų einančio tuo keliu. Su kuo šnekėjomės parapijose, klausėm, tai ar eina tie piligrimai, sako, ateina koks 1 arba 2 per mėnesį. Tai reiškia, kad susitikti yra praktiškai neįmanoma. Pernai mes Lenkijoje sutikom 3 piligrimus, tai buvo didžiulis įvykis ir didžiulis džiaugsmas. Tai pasišnekėti apie kitų žmonių motyvus yra pakankamai sudėtinga. Bet kiek aš turiu ir pažįstamų, kurie keliauja, kurie leidžiasi į piligrimystę, ar kiek esu sutikusi piligrimų, tie motyvai labai skirtingi. Yra tokių, ypač Ispanijoje, kurie keliauja dėl sportinių paskatų, yra tokių, bet aš tikiu, kad vis tiek tas kelias kažkaip prie jų prisiliečia prie jų širdžių. Daug kas eina tie, kurie ieško gyvenimo prasmės, tie, kurie yra pavargę, tie, kurie turi priimti svarbius sprendimus gyvenime ir dėl kažko neapsisprendžia. Tai nori išsinešti visai kitą aplinką ten, kur tu gali savęs klausytis. Iš tikrųjų, kelyje yra ta prabanga, kad tu turi visą dieną, tu išeini į kelią, pavyzdžiui, eini 10 valandų. Jeigu neužsikiši ausų ausinėmis, tu girdi iš pradžių paukščius, pravažiuojančius automobilius, vėją, dar ką nors, o paskui pradedi girdėti savo širdį ir tai, kas joje yra. Ir ten kalba Viešpats. Tai tikrai yra daug žmonių, kurie išeina pasiilgę, kažko ilgisi ir išeina į kelią. Tai ne vieną esu sutikusi, taip pat ir žmonės, kurie eina
po didelių netekčių. Sako, esu girdėjusi vieną merginą, kuri išėjo po brolio netekties į piligrimystę ir jis sako, aš einu ir jaučiu, kaip kelias gydo mano širdį. Aš manau, piligrimystė pėsčiomis šių dienų žmogui yra tikrai būdas prisiliesti, nukeliauti kažkur giliau į save, į savo vidų, kur prašneka Dievas, kur tu gali suprasti savo tikruosius troškimus, patirtis, kur atsiveria kažkokios naujos perspektyvos, suvokimai ir žmonės tai atranda vis labiau. Kodėl Ispanijoje yra pilni keliai piligrimų, kad net yra vadinami piligrimų kamščiai, ar ne? Kažkas traukia, kažkas norisi to kažkokio dvasinio lygmens, norisi tos dimensijos ir žmonės net intuityviai į tai traukia. Šiandien tai tikrai yra kažkoks piligrimystės pėsčiomis atsigavimas, bent jau taip atrodo. Girdėjote pokalbį su Šventosios šeimos kongregacijos vienuole, seserimi Faustina Elena Andrulyte apie piligriminės keliones. Seserį Faustiną kalbino portalo žurnalistas Vytautas Markevičius.